Sveiki bičiuliai, pirmiausia, dėkui už paspaustus like, dėkui, kad sekate kanalą, jūsų daugėja, man malonu kurt, malonu rodyti tai, ką darau. Ir kaip matote, atkeliavau į sekmadienio turgų, apžiūrinėjau stalus, apžiūrinėjau kainas. Šį kartą kainos buvo brangios, bet malonu, kad surašyta, nereikia vargti, nereikia klausinėti. Tas ir gerai, patogu ir pirkėjui, ir pardavėjui. Daug naujų daiktų, daug įvairių žaislų, bet nieko nepirkau iš čia. Keliauju į priekį. Šį kartą didelis turgus, nes oras pasakiškas ir iš karto pardavėjų pilna ir pirkėjų. Tas ir svarbiausia. Kol kas dar nieko ypatingo nematau, daug visokių sendaikčių, daug lėkščių, daug drabužių, bet čia vienas įdomesnis renginys. Apžiūrėjau šį, vėliau nuėjau internete paieškojau, bet neradau būtent tokio, plius dar pultelio trūko. Tai nepirkau, net neklausiau kokią kainą. Čia vėliau pastebėjau spausdintuvą. Gana brangų, sakyčiau, bet iš kur konkuruoti būtų sunku. Čia USB flešas, 256 MB. Nieko verti jie. Keletą daiktų dar apžiūrėjau. Čia nuotraukų rėmelis elektroninis. Nėra jie labai brangus ir plius dar aišku internete jų pilna. Čia dar keletą daiktų pastebėjau, bet jau po laiko aišku ir pirkėjas matosi, žino, ką pardavinėja. Kaip visuomet apžiūriu stiklinės vitrinas, nes juose būna daug retro, daug senų retų dalykų. Čia yra iš Star Trek, monetų, šaukštelių. Truputėlį kamerą pasivaliau, tik dabar pastebėjau, kad blankus vaizdas. Čia knygos, keletą plokštelių, bet plokštelių neperku kol kas. Reikia dar domėtis, aišku, keletą grupių žinau, bet kai kada laiko užima, kol peržiūri, kol viską ten keletą minučių, jau geriau skubėti, žiūrėti. Pirmam pagriebs kažką. Čia sublizgėjo sagės, keletą apžiūrėjau. Gaila, kad nepaklausiau kokios kainos, nes gan brangokos, po 10, po 8 svarus. Jeigu būtų po svarą, tai sakyčiau visai nieko. Nebuvo jų ir daug eBay'ui. Tik po kelius variantus. Čia pastebėjau fotoaparatų daug, bet keletą apžiūrėjęs supratau, kad čia jau viskas išrinkta, kas geriausia. Taip pat pamačiau DVD grotuvų daug, bet buvo be pultelių, kadangi aš jų turiu nemažai ir nesenai nusipirkau. Tai palikau.
kadangi vasarą neperka, labiausiai perka rudenį, žiemą, tai laikyti neapsimoka. Čia pastebėjau keletą žaidimų, PlayStation 2 ant pirmuko, bet šitie pardavėjai visada būna, kainas žino. Nebent aišku, pačiam kažko trūksta, kolekcija, tai verta pirkti. Tik tais nufilmavau, nieko iš jų nepirkau. Dar ant stalo pastebėjau keletą vėžliukų, bet jie nebuvo tokie seni, tai nesinorėjo pirkti. Ieškau kažko iki 90-ųjų, nes vėlesnių tai pilna. Čia dar pamačiau visokių sagių, šitą juodą kamerą, bet nieko ypatingo jinai. Gana pakilnojau, gana buvo lengva, tai nusprendžiau nepirkti. Čia dar daugybė daiktų ant žemės, bet nieko nepastebėjau. Kalnai žaislų ant žemės, bet ir namuose 3 kalnai, taip kad prabėgo šiuos. Čia pastebėjau keletą rutuliukų, bet buvo pabraižyti gerokai ir nefirminiai arba mažiau žinomi, tai nesusidomėjau. Čia dar pastebėjau įdomų medinį įrenginį. Patikrinęs pasižiūrėjau, kad kaina 20, pardavėjas norėjo 5, tai nepirkau, bet vėliau pagalvojau, kad reikėjo. Ir kągi, turgus apeitas, pilna žmonių, pilna pardavėjų, didelis turgus, buvo įdomu vaikščioti. Štai ką pavyko rasti šiame turguje. Ir vėl daug didelių daiktų. Jau gal porą mėnesių vis važiuodamas kalu savo galvą, kad nereikia pirkti didelių daiktų, nes vietos mažokai turiu, bet kaip tyčia neišeina. Taigi radau vairiuką, gan padrožtas, panaudotas, bet pasiūlė porą svarų, tai man tokia kaina tenka. Neradau internete būtent tokio. Šiaip jų kainos apie nuo 16 prasideda panaudotų, gali būti ir 50. Reiks ieškoti. Reiks dar paieškoti. Toliau ir vėl grotuvai. Smart TV. Šitą firmą žinau, Humax. Stebiu kitus anglų medžiotojus, tai jie griebė šitos grotuvus. Mokėjau 5 ir už aną 3. Šitas yra 500 gigabaitų. Modelis T2000. Kainos prasideda nuo 40 iki 80. Aišku, čia pas mane pabraižytas. Bet yra svarbiausia pultelis. Šitas brangesnis.
Modelis 1800T. Nežinau, kodėl brangesnis, bet yra net virš 200 panaudoti. Daugiausiai virš 100 ir yra keli po 80. Tai labai geras radinys. Taip pat pultelis. Jau dabar stengiuosi pirkti su pulteliais, nes jie gan brangus, būna apie 8-15 net svarų. DVD, ypač Blu-ray brangesnį. Toliau čia masažuoklis. Kaip ir apynaujas. Mokėjau 2 svarus, surizikavau, kažkas apie 20, aišku, nauji brangesni, nugarai, kaklui, keliams, kojoms, masažuot. Toliau pamačiau racijas vaikams, Vitech. Porą svarikų kainavo, nėra jos brangios, apie 10. Sakė, dar čia yra žaidimų. Išėmė baterijas, kad neišsilietų ir taip toliau. Tai surizikavau, žaidimėlį radau. Ten buvo dėžutė po 2 svarus. Tai tokį žinomesnį, kas liko, tą paėmiau. Nėra jis brangus, 4 svarai eBay, bet pilnos komplektacijos, kompaktas, tvarkingas, knygutės šikelios, tai kolekcija. Toliau laikrodukas Casio F91W, 50 centukų. Radau tarp žaislų, tai pasiėmiau, nežinau, išveikia ar ne. Stovis gražus, čia truputėlį, bet palyginus nesimato. Toliau dulkių siurblio antgaliai, po svariuką. Visai gera kaina. Nėra labai panaudoti. Blizga. Toliau žmogeliukas dar. Karibų piratai. Dėl žmogeliuką pirkau. Svarą prašė. Casio FX85. Svaras 50 kainavo. Kažkur nuo 10 svarų prasideda kainos. Kadangi pamačiau ekranas aukštesnis, didesnis, tai supratau, kad bus brangesnis, tai griebiau iš karto. Aišku, keletą žaisliukų vaikams. Už 5 mokėjau 2 svarus. Tokius įdomesnius išsirinkau. Šitas, aišku, Bandai. Ai, ne, Power Ranger. Jo, Bandai, bet čia. Bandai 2003 metų. Apie 8 svarus kainuoja toks. Iš kur reikės valyti. Su šepetėliu išsitrint. Šitas brangiausias, nuo 15 pigiausia mačiau. Žvaigždžių karų, 2002 metų. Čia dar turbūt kažko trūksta. Vaikai galės Lego žmogeliukus įdėti. Toliau. Karšto oro ginklas.
Sau pasimsiu, kažkam nuklijuoti, lipdukams, aišku, reiks testuoti, ar veikia. Svariukas kainavo. Toliau šios dienos pirmi pirkiniai, patys didžiausi. Šitą šiaip tikrinau prieš klausiant. Yra keletas tokių po 50. Hitachi. Kur čia palauk yra? Žodžiu. Keletas yra po 50, tai paklausiu kainos, sako 10. Bet sako, visus 3 atiduosiu už 15. Tai man kaina tiko. Šitas irgi brangus, jeigu veikia. Dalim po 15 yra įdėta bendu. Šiaip stovis palyginus gražus. Labai gerai. O jeigu veikia irgi apie 50, 40. Šitas pigiau. Kasečių grotuvas. Įrašinėja jisai. Dar kasetė. Ai, čia yra head cleaner. Valyti. Kaip šis išsijungia? Aha, nėra juostelės. Čia tokia medžiaginė būna juostelė, va. Nutrūkusi, bet aš turiu tokį. Šitą galėsim mest lauk. Aišku, kaip visada reikia pavalyti. Šitie pigesni, po 20, po 30, bet kaip už keletą svarų, tai labai gerai. Toliau ir vėl Typewriter. Šįkart Panasonic. Šita firma brangesnė. Gražus stovis. Aišku, dulkių yra, voratinklių pilna. 5 svariukai. Yra vienas už 120 įdėtas, bet yra keli pigiau, 30, 40. Būtų gerai gauti ir 30. Toliau šitą kolonėlę irgi prieš perkant patikrinau. Park G10R. Jeigu gražus stovis 50. Šitas apdaužytas, pakandžiotas. Kvapą turi savotišką. Kvapelį turi. Korėjai, pagamintas Korėjai. Mokėjau 5 svarus. Gana sunkus. Apie 6 svarus kainuos paštas. Irgi reikia atsižvelgti į svorį. Tai va, tokie radinukai. Palyginus nedaug, bet čia brangu. Visai gerai. Aišku, viską dabar reikės sutalpinti. Aišku, patikrint ir sudėti į parduotuvę.